Labas rytas, susitinkame jau rugpjūtį, šiandien pirmadienis, antroji šio mėnesio diena. Kviečiu pasklaidyti spaudą. Lietuvos rytas pradedamas džiugia naujiena krepšinio gerbėjams. Lietuva skelbia, užaugo nauja čempionų karta. Vakar 12 jaunų milžinų pakerėjo šalį. Lietuvos jaunių rinktinė įspūdingai sužaidusi Europos čempionato finalo rungtynes nugalėjo Rusijos ekipą ir tapo Europos čempione. 11 000 lietuvių Siemens arenoje plojo iš laimės aikštelės vaikstančiai naujai nugalėtojų kartai. Lietuvos rytas džiaugiasi ir dar viena Barselonoje triumfavusią čempione Živilę Balčiūnaitę. Kol pasaulis šeštadienį žavėjosi naująją Europos maratono čempione, tik artimiausi 31 metų Vilnietės bendražygiai žinojo, kokia iš tiesų yra nematoma šios pergalės kaina. Apie tai rašinyje Auksas, atpildas už kančias ir nepalaužiamą valią. Skolinimo statistika ir tikrovė – du skirtingi pasauliai, teigiama pirmajame verslo žinių puslapyje. Bankų pateikti duomenys parodė, jog antrąjį metų ketvirtį skolinimas pajudėjo iš tingulio, tačiau tuo džiaugtis gali tik patys bankai, nes verslas teigia to nejaučias, o statistikai papuošti pasitelkiamos ir įvairios metodikos bei gudrybės. Ir dar verslo žiniuose. Pensijų fondų valdytojai paskelbė prastą žinią. Fondų grąža antrą ketvirtį smuktelėjo. Tai esą lėmė neramumai kilę vadinamosiose PIGS šalyse. Tačiau jau šį ketvirtį vėl tikimasi prieaugio ir teigiama, kad nuosmukis net buvo naudingas. Plačiau apie tai rašinėja problemos graikų, o sumažėjusios pensijos lietuvių. Publikacijoje Respublikos rubrikoje Būkime sveiki rašoma, jog noras palepinti save ir artimuosius medžioklėje nušauto šerono mėsa ar šventėms nupenėtos kiaulės skerdieną neretam gurmanui gali baigtis pažintimi su ūmia liga trichinelioze, o juk pakanka tik prieš tai ištirti mėsą. Apie tai skaitykite rašinyje Geriausias vaistas nuo trichineliozės – kantrybė. Ir pirmadienį pasirodančiame savaitraštyje Veidas jau skelbiami 2010 metų Lietuvos gimnazijų ir vidurinių mokyklų reitingai bei kita statistika. Pirmajame geriausių mokyklų reitingo šimtuke daugiausiai Vilniaus mokyklų, net 28. Na, o pirmojoje reitingo pozicijoje po 4 metų pertraukos vėl Kauno technologijos universiteto gimnazija. Šiandien tiek, darbingos jums savaitės pradžios.